Tai kon, labą rytą. Šiandien darysim pirmąjį žygį. Žygis bus 10 km ir dabar ir po 7:05. Žodžiu, esu susiruošęs daiktus, šiek tiek aprodys kultūrą. Na ir neužaug turėtų atvažiuoti tadėlis. Tai esam kartu. Paskui biškį tai pristatys, čia žiauri gražią vietą atradau, nors ant čia gera žinoma ir. Bet jo, galim apžiūrėti, ko esam pasiėmę. Na, kol tadį laukiam, paskui ant parodys Honus tur. Aš nebuvau pasakęs, pasiimti kažkur nesunkiai, nes reikės nevažiuoti, kad nemaža 10 km pradžia. Na, tai vis tiek man ir iš miesto, tai nam gal tokie žygiai nėra normalus dalykas, tai sakiau, daug neprisiimk. Na, tai. Na, tai jo. Pagrindinę, ko aš pasiėmiau, tai vandens tikrai reikės, vandens buteliuks. Turiu dar ir gertuvį vadu, jeigu prireikt. Pudra pėdų geras dalykas ir gal jeigu nutrinti kojus tokiu atveju, tai gera pasinaudoti ir plėsiriką, aišku, dar. Tai pasiėmiau šiek tiek maistą ir powerbanką dar turiu. O, kaip tik, tais kaip tik atvažiuojam. Na, įdomu, ko ant dar su sam pasiėmė. Nu, tai sveiks. Darotų grįžęs, kapelintėkės. Tu neskyk, kad tu pasiėmė alaus. Pasiėmiau porą. Aš jau iš garso girdu tadį. Tu man sakei pasiimti kažko lengvo, kažko lengvesnio žygiui. O kaip tau šovė galvą kažpaskiau, pasiimti kažko lengvesnį, alaus nusipirkti? Aš supratau, kad lengvesnio žygio, tai čia bet kas gali būti. Tai taip ir išplaukė, kad aš pasiėmiau silpnesnio alaus. Nežinau dabar, ko tau daryti reikėtų čia taip. Bet čia gali būti ir ne alus, čia gali būti sultis kokios nors. Tai galim sakyti, kad 3 sultis pasiėmėm ir tiesiog atsigersim eidami sulčių. Tai va, tiek pranešimų šį rytą. Dabar jau ir po 8. Esam, dar šiek tiek vėliau papasakos, bet mes esam šiandien Iesos draustinį. Nadzarį vadinams, kaip pažintinis toks netoli Kauno, tai turi labai gražių vietų ir iš tikrųjų labai didelį šlaitą, kad jūs parodys paskiau. Tai vat, toks tik trumpo pristatau šią vietą. Šiandien tikslas 10 km ir bandysim mano įveikti. Tai va, nuo šios vietos prasidės mūsų žygis ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Na ko, nuėjom jau 1 kilometrą ir tai jau priesėm prie šlaitą, apie ką kalbėjau. Na, tai tikrai įspūdingai atrodo. Pats pirmą kartą čia, tai visai įdomu pamatyti tokių šlaitų, nes nesmatys niekada. Tai tu jau parodysim. Čia yra info lenta. O čia visai neblogai atrodo. Aišku, iš čia nesimatom, kiek status ir galvoju, kaip čia dabar jums parodyti, kad pačiam nenusiridenti. Ektas šiek tiek. Žiūrėkit. Šiaip kur matau tą pačiu, va, ten tų medį. Kažkaip ten norėčiau atsidurti, tai reikės žiūrėti gal per aplinko, net nes teisę nenulėpsi, tikrai. Biškai gal net galvas auks, ką pasižiūri. Nes čia įspūdingas vaizdas. Na. Nes ne vien tik čia ir, tipo, kiek aš matau, tas toks šlaitas ten toliau irgi matos, kad yra tokių
šlaitėlį, tai kažką pabandysim nusigabenti iki apačią. Ir iš apačių pažiūrėsim, kaip mums atrodo. Pagalvojau, kad bus įdomi pasižiūrėti, kiek žingsnių nuėsim. Nes įdomu, kiek čia gausis per visą toj kelionį. Šiaip, aišku, niekad tai laikrodį labai tiksliai rodyti. Būsiu, aišku, iki 100-200 žingsnių paklaidą. Bet aš nežinau, ką buvo, kad šį rytą atsikėliau ir man rodė, kad aš 15 žingsnių jau, ką mėgojau. Bet aš tikrai žinau, kad aš naktimis nevaikščioju, tai vis tik toro neišvyktų į paklaidą. Na, gal labai tikėtinas. Bet pažiūrėsim, kaip ten gausis. Gerai, priėjom prie tos atodangas. Iš kitą pusę tai mačiau ir tokį kaip informacinį lentelį. Roko atodanga, aukštis 3-4 metrų, ilgis 130. Tai galime pasivaizduoti, kuo mes čia turim. Na ir čia šiaurė įspūdinga atrodo. Skau per iš nuotraukų, kiek žiūrėjau, neatrodo, kad būtų toks aukštas. Matus, kad iš laits geras, bet realybė tai šakis čia. Nu į čia statė kažkur į apačią. Aišku, pabandysim kažką apie to apačią nusigauti. Nu, bet tikrai nenoriu mėginti lengvuoju kritimo būdu nusileisti aš tenai. Tai va, mes atėjom iš tenai kažkur. Čia irgi matus tokia išlaita. Ir čia, kai skaičiau apie tų atodangą, kada Nylavose nesusiformavus. Čia ne kad padėtų atodangą, bet kur iš atodangas matos toks uolienos sluoksnį ir prieš 7,5-18 tūkstančių metų čia labai seniai. Ir ta vieta ir laikoma gamtos paveldu, tai irgi toks gražus nuopelnas, tipo, kad Lietuva turi tokį dalyką. Kon 30 kilometrus ir įveikts. Einam toliau. Grįžom į pradinį tašką. Ir kiek matau, čia bus normaliausia vieta nusileidimo. Nu ko, nusileidom čia netap. Nežinau, pasirinkau tokį vietą, kur netrodys labiausias, tai žinau, kur būtų įmanoma nusileisti. Bet jeigu čia nėra labiausias, tai aš nežinau, kaip ten turi atrodyti, kur pradžių rodžiau. Čia galit pažiūrėti. Va, iš ten kažkur pradėjau leistis. Va, iki pačio. Aš nežinau, aš tokiu pačiu keliu, aš nemanau, kad aš be užlipsiu, tai manau, kad reikės paperčiėti. Aš kiek atrodo, kad čia seniau buvo gal koks šaltinis ar kas nors tikėjęs tai kaip vaga ir tai manau, ta vaga būtų patogiausia užlipti. Na, po Ansiponą priėjom iš apačios. Aš dar priesim šiek tiek arčiau, bet jau galite čia pamatyti, kiek čia ir aukšta. O čia štai. Aš nemanau, kad nesu iki tūno, nes aš dabar esu prikrantą, nesu vidury, bet man jau iki kelienų vandens. Tai aš taip įsivaizduoju, kad čia iki jausmens sušlapčiau, tai aš nežinau, gal ir iš čia pasigražyti. Jie ten koja tik kartu iš tikrųjų. Paskau ir susižeis dar. Akmenų daug ir. Klausim, ką pažliupti, aš mačiau, buvo dar vienas takėlis praėts kažkino. Pabandysim per tai, bet per tus akmenis tai irgi ne kažkas stylėt. Ko jį netepino vyr, bet matau, kad žuvų plaukė. Na ko, užlipom į to kalną.
dabar ir po 9:20 esam nuėję beveik 6 km ir šiaip iš tikrųjų galvojau, kad sunkiau bus užlipti negu nulipti, kai reikia, tai iš tikrųjų gan greitai užlipau. Patogesnį vietą atsiradau, tai tas daug pridėjo. Tai va, tiesiam savo žygį dabar. Pažįsim, gal kažkokį kitų priėjimų bus, aišku, jo pačio neblipsim ir žiūrėsim, ko dar galim gerą pamatyti. Nu ko, ir mes jau esam 8 kilometrį. Dar du lik. Dabar žodžiu tas pačias takas ir žiūriu, kur galėjau geriau nusileisti, jeigu būčiau pasirinkęs. Tai toks jaus, kad dabar, kur buvau nusileidęs, tai pasirinkau pats stačiausių vietų iš visų, kur ir, nes buvo tikrai geresnių ir paprastesnių vietų, tai... Bet nieko, viskas gera praėjo. Ir jau žygis seniai pabaiga. Na ko, tai ir viskas, esam nuėję 10 km 100 metrų per 3 valandas 15 minučių. Tai o pasidarėm tokį žygį, įspūdžiai labai geri. Nesitikėjau, kad jie bus gera, nuotraukos atrodo net apie įspūdinga, kaip tikrai pamatyti. Tai siūlau apsilankyti tam pažintiniam take ir dėkui, kad žiūrėjot ir susimatysim gal kitam tada epizodį.